Taigi sveiki visi. Šiandien rodysiu, kaip spręsti uždavinį susijusį su elektriniu lauku ir jo stipriu. Taigi turim sąlygą, taškinis krūvis patiria 0,1 N jėgą elektrinėme lauke, kurios stipris yra 5000 N per kuloną. Skaičiuokite šio krūvio dydį. Susirašom, kas duota ir ką rasti. Įskaitant sąlygą, iš karto matau, kad man yra svarbu 0,1 N jėga, 5000 elektrinio lauko stipris, 5000 N per kuloną ir kad prašo apskaičiuoti krūvio dydį. Tai krūvio dydį žymėsim Q nežinomas. Duota jėga, tai ją žymėsime F raidę, F lygu 0,1. Stipris žymėsim E, čia pamiršau N raidę. Ir gaunam 5000 N per kuloną. Matau, kad visi mano dydžiai yra pagrindiniai, nereikia nieko versti. Tada pagalvoju, kaip mano visi šitie 3 dydžiai susiję ir atsimenu per pamokas išmoktą formulę, kad E lygu F dalinta iš Q. Šitą formulę elektrinio lauko apibrėžimo tai yra santykis tarp jėgos ir krūvio. Bet šiuo atveju mes ieškom ne elektrinio lauko stiprio, o ieškom krūvio. Tai kadangi jeigu padarysim pertvarkymų, tai man reikia, kad liktų tik Q raidė šitoj pusėje. Tai galiu arba naudotis piramidės metodu, kur kadangi F dalinu iš Q ir gaunu E, tai F rašau į viršų, E į apačią ir Q į apačią. Ir matau, kad norint gauti Q reikia F padalinti iš E. Tai Q lygu F dalinta iš E. Jeigu noriu ne piramidės metodu, o matematiškai pertvarkymais, tai jeigu noriu, kad man liktų tik Q raidė šitoj pusėje, tai turiu abi dvi pusės padauginti iš Q ir tada atsiranda Q kart E, o čia Q ir Q pasinaikina ir lieka, kad Q kart E lygu F. Ir man trukdo šitą E, tai tada abi dvi pusės dar reiktų padalinti iš E ir gaučiau, kad F padalinta iš E, čia išsibraukytų E ir liktų, kad Q lygu F padalinta iš E. Tai dabar persirašysiu aš formulę čia. Q lygu F padalinta iš E. Ištrinsiu seną, kad vietos būtų. Ir vietoj F rašau 0,1. Vietoj E rašau 5000. Taigi įsivedu į skaičiuotą 0,1 padalinti iš 5000. Gaunu 0,0002. Taip galiu paskaičiuoti, kad kadangi 5000, tai yra tas pats, kas 5 kart 10 trečiųjų. Iš karto žinau, kad jau bus minus trečiųjų. O padalinti iš 5 gaunu 0,1 iš 5, gaunu 0,02. Tas pats, kas 2 kart 10 minus antrųjų. Būtų kaip ir čia 0,02 kart 10 minus 5. Tokia forma atsakymo man irgi tinka. Ir viskas yra teisinga su ja. Ir mūsų matavimo vienetai bus kulonai. Tai jeigu peršom 2 kart 10 minus 5 kulonų, arba galim parašyti, kad 0,2 kart 0,2 ne kart, o tiesiog mikrokulonų. Bet kuris iš tų 3 atsakymų yra teisingas, kaip jūs parašys, taip yra teisinga. Taigi, primenu, kai mes atlikom šitą uždavinį. Perstom sąlygą, pasižymim, kas yra svarbu, užsirašom, kas duota, ką rasti, patikrinam, ar nereikia pasversti į vienetus teisingus, šiuo atveju nereikėjo. Atsiminame pagrindinę formulę, pagal ją išsivedam
kitą reikalingą dydį. Šiuo atveju mūsų pagrindinė formulė yra E lygu F iš Q. Iš jos įsidedam, kad Q lygu F padalinta iš E. Ir tada atliekam matematiką ir turim savo atsakymą.